pasikeitęs, bet labai stiprus vėjas. Ir dabar kelias dienas tas vėjas pasilaikys, o paskui bus naktimis minusinė temperatūra. Tai ką mes dabar ir apdengiam, tai tokio stiprumo vėjas viską nupučia. Ir net nežinau, kaip čia geriausia padaryti. Dabar važiuoju paimti žemės tyrimus į tam tikras vietas, kur mes jau ir buvome. Tai yra, žemės tyrimai šiame sklype yra daryti prieš 2 metus. Bet per tuos 2 metus mes žemę leidom pailsėti ir pernai dar išbėgėme kalcito. Tai labai norim pažiūrėti, ar pasikeitė rūgštingumas. Dabar bandau pažiūrėti, kur čia buvo pagal Google Maps, kur buvo imtas mėginys pernai. Tai noriu atkartoti maždaug tą pačią vietą, kad žinoti pokytį. Tai va, tai iš viso mūsų sklypo paimsim 5 mėginius. Nu, čia reiks man sukti, kaip tik gandriukas vaikšto. Šalta, gandriuko visi slumsnos pasišiaušia. Kielytė dar mažytė va čia laksto. Ir jai šalta, mažučiai dieve. Ta kielytė dingo. Tai va, važiuojant dalyčiu jau į savo filmavimus. Tai aš esu jau kaip ir šalia, gal ne? Pravažiavau biškį. Jo, reikia lipti man ir eiti, ieškoti taško. Iš karto pasiruošiu maišiuką, užsiklijuoju, kad tai yra 4. mėginys. Bandysim, kad neišpūstų manęs. Ir paimsim. Taip, reikia išsikasti nemažą duobutę iš tiesų. Turiu kastuvą ir turiu dar tokį mažą įnagiuką. Va tokį. Tai imsiu aplink keletą tokių skylučių darysiu, kad būtų vidurkis paskaičiuotas. Einu bandyti. Paėmiau 3 jau mėginius. Dabar važiuoju ir galvoju, kad neimsiu 5, paimsiu dar 1/4. Nes Tautvydas kažkaip tai įdomiai praeitąsyk jisai ėmė ir 1 ir 2 mėginius paėmė labai vieną šalia kito. Tai neverta taip arti 2 vietų, taip arti vien šalia kito daryti tas mėginius. Tai aš paimsiu geriau ten plačiau. Nu, kai imi mėginį, reikia imti iš kelių vietų. Tarkim, turi tašką, iš kurio norėtum sužinoti žemės tyrimą. Sudėti, tai aplink tą tašką reikia paimti kokius nuo 5 iki 10 tų semtuvėlių ir tai būna vidurkis to mėginio. Tai va, tai avietės dygsta tikrai labai fainai, džiaugiuosi aš dėl to. Tik tai žiūriu tokios biški violetinės spalvos. Nu, lapeliai dygsta violetinės spalvos. Tai rodo, nežinau, arba jom šalta, nes, nu, rodo, kad augalas stresuoja. Tai arba jom šalta, arba kažko labai trūksta. Tai va, tas tie žemės tyrimai mums šiuo metu labai yra naudingi ir žiūrėsim, ką jie parodys. Tai dabar važiuoju ten, kur bulvės pasodintas ir paimsiu ten tą paskutinį mėginį. Nežinau, žinokit, ką daryti su plėvele, nes va dabar važiuoju žiūriu į bulvės, tai vėjas nutaršęs plėvelę visiškai. Ir nu, bandysiu kažkiek užkaišiot, bet kaip seksis neįsivaizduoju, nes nupučia vėjas ir pilnus vandens
tikriausiai kitą savaitgalį šitą dalyką jau reikės būtinai daryti, nes čia žadėjo lietų, žadėjo ir to lietaus taip ir nebuvo. Šiandien biškį pasnigo, bet tas sniegas tai čia toks juokingas buvo, jis net nesudrėkino žemės ir tiek žinių ir ištirpo iš karto. Bet dulka toliau ir nieko nematyti. Taip, tai jau priartėju prie bulvių. Drevelė visiškai nudraskyta yra. Mes ją buvom parėmę su maišais pripiltais smėlio. Tai nuvažiuoju, voliojas daiktai, žodžiu, visi, nežinau, reikės rinkti gerai, kad yra tvora, tai ją atsirėmė viskas ir nei iš sklypo ribų, neišskrenda. Ten matau irgi išlaikstyta kažkas, tai reikės eiti paimti. Ir mūsų bulvykės, taip, mūsų taškas numeris 1 biškį už bulvių gaunasi, bet aš turbūt eina sadžia visiškai atidengta. Nu jo, tikiuosi nesuplėšiu tą plevelę ir mums pavyks ją panaudoti iš naujo. Taip, pirmasis taškas, aš turbūt imsiu jį iš čia. Tarp pirmo ir antro. Va, pirmas ir antras matosi. Tai va palipėsiu biškį ir paimsiu iš čia maždaug, kad žinoti. Kažkas salietrą beria iš dangaus. Va. Nors kažkokia taip būt plastiniai. Laiku uždengta. Tai tiek tas ir salietras iš dangaus. Galėjo biškį ir daugiau būti. Bent kažkiek būtų padrėkinę žemę. Kažkur Lietuvoje, arčiau jūros, man atrodo, yra pasnygė gerokai. O pas mus tai va antrą kartą šiandien taip pabarstė ir kažkas krenta iš dangaus, bet jau tokia iki žemės nebenukrenta. Nu, žodžiu, kaip buvo sausa, taip ir liko. Labas. Šiandien aš ūkyje viena ir darbuojasi prie tokio kitokio truputėlį darbelio. Nes kadangi aš esu tokia, kuri ūkyje nori ne tik, kaip čia pasakyti, ne tik iš jo uždirbti, bet dar ir nori grožį sukurti aplink. Gal Tautvydas kartais mane nuleidžia ant žemės ir sako, kad ne nuo to mes pradedam. Pirma, reikia, kad ūkis neštų pelną, o tik tada kurti grožį. Na, bet aš noriu tos aplinkos tokios tvarkingesnės, nes atrodo ta harmonija tokia, tada ir aš laimingesnė, ir augalai laimingesnė. Tai, kadangi turim čia tokį labai didelį patvorį ilgą, ten toliau avietynas prasideda, čia va bulvės, ten priekyje tvenkinys, o už tvoros grūdinių kultūrų ūkininkas, tai aš tą patvorį noriu truputėlį sutvarkyti, nes jisai vasarą labai pradeda užželti žolėm, jį sunku prižiūrėti, šienauti praktiškai neįmanoma palei pat, tai ta tvora tokia pasidaro labai apžėlusi žolėm. Aišku, aš tikrai ten jos nesutvarkysiu taip, kad to žolės ten nebūtų, bet sugalvojau tiesiog patiesti plevelę ir kažką auginti vasaros metu, kas tas žolės paslėptų. Tai dabar turiu iš sėklų susidaiginusi rabarbarų. Tai pradėjau jos sodinti šiandien, o tolyn ten paskui, toliau kiek čia man nebeužteks su rabarbarų, tai aišku, kiek užteks plevelės, kiek neužteks, gal ir be plevelės, mintis yra sėti arba iš daigų sudaigintų sodinti saulėgrąžas ir kukurūzus. Na, va, sutupdžiau, nežinau, kiek čia metrų gavosi. Iš tų mažiukų, tai čia jau, ką žinau, kiek kuris kelias dėjau po 3, nes šansą duot prigyti reikia, ne? Bet nežinia, kaip čia su jais bus.
Jo, gražu, aš tai džiaugiuosi. Ir tikiu, kad labai greit jie atsigaus ir jau vasaros gale bus čia išsišakoja tokie dičkiai. Gražuoliai mano. Lekiu toliau. Nu, visgi atsidengė čia dalis tų bulvių man. Einu pataisyti, nu aišku, kai vėjas toks buvo, kad kai kuriems šiltnamių stogus plėšia, tai čia nėra ko stebės, kad plėvelė nuklojo nuo bulvių. Einu uždangstau, gal rasiu kokį išdygusią. Uždengiu agro plėvelę dar 100 metrų aviečių. Šią naktį pranašauja iki -7 vietomis šalčio. Tai toks šaltis aviečių jauniems tėveliam jau yra pražūtingas. Iki kokių -2 dar jie tik apšąla truputėlį. Nieko tokio nenutinka baisaus, o jau -6 kokių jau nušąla visiškai stiebelis ir tada reikia augti iš naujo. Tai, na, bent jau 2 vagas turėsim užsidengę, kad nepatirti to didelio nuostolio. Tai uždengiau dar kelias vagas aviečių plėvelę. Ir kadangi atsivežiau sodinti svogūnų galveles, tai bent kažkiek pradėsiu. Gal reiks važiuoti vaikų pasiimt. Tai vėl pasiėmiau tą patį įrankį, su kuriuo sodinau česnakus. O kaip per kamerą atrodo negražiai. Šiaip visai gal ir gerai atrodo, aišku, biškį pageltę. Išsigandę šaltų naktų. Bet nieko. Jų kompanija bus dabar svogūnai. Tai šiandien sodinu, jau ten pasodinus esu. Tik labai sudygę. Bet ką padarysi, gal nieko. Sodinu šturon veislės. Ar sturon, kaip čia jie vadinasi? Šturon turbūt vadinasi. Rinkausi būtent tokio dydžio. Nežinau, ar gerai. Buvo didesnių, bet pasirinkau mažesnius, nes man labiau patinka, kai svogūnų galvelės būna ne kaip antaniniai obuoliai, o mažesnės. Raudonieji vadinasi Red Carmen, labai gražus pavadinimas. Ir čia jau yra dydis tas didesnis. Ir žiūriu, aš juos lyginu su anais mažiukais. Man išbrėbiški buvo. Ir man čia bus priminimas kitiem metam, kad vis tik turbūt imti reikia tą didesnį dydį. Aišku, dar pažiūrėsiu, kas užaugs. Koks bus skirtumas užaugusiu. Ir tada jau tikrai pasiliūdysiu, ar reikia. Ar buvo gerai tas 14, 2,1, ar vis tik 2,1, 2,4 yra geriau.